Labas rytas, mūsų šiandien diena prasideda nuo dar vieno Dodge Ram Limited. Dėja, jis yra ne mano, kolegos Ginto, bet mes jį prikelinėsim kartu. Nors, aišku, jisai ir pats viską pasidarys, bet bus įdomu. Dodge Ram Limited. Judant. Nemuštas, nedažytas. Nieko toks variantas. Pasižiūrėsim irgi į priekį gavęs panašiai kaip pas mane. Gal šiek tiek jisai mažiau gavęs, bet pasižiūrėsim situaciją. Kaip pas mane, tai atrodo buvo baisiai, bet kai nurinkom viską, tai visiškai nieko. Tai pasižiūrėsim, kaip čia yra. Čia gražu, tvarkinga, slenkstukai. Būt, gerai. Žiūrim, ką turim. Wow, iš kur tu toks gražus? Nu ką aš tau galiu pasakyti, Gintai, apie tai? Ką? Ne taip yra, kaip mes svarstėm. Neliestas rėmas. O gaila. O gaila? Gerai. Žiūrėk. Paruošta važiavimui, seniai. Tai gal su šituo ir važiuosim pagrybauti? Važiuosim. Labai gerai. Aš kažkaip tikėjausi, kad priekis daugiau nuneštas, bet jisai čia tik truputį pastumtas. Kėbulistas apsidžiaugs. Labai gerai, ne? Kėbulistas sakys, ką čia atvežė, kad čia nėra ką lyginti. Ne, bet rimtai žiūrėk, nieko čia baisaus nėra. Bent jau pirmą akimirką. Nu, tas ūsas, tai viskas okei, čia normalu. Vas, lenkstukas geras. Gaila, kad aš savo nupirkau lenkstukus, galima būtų nusisukti. O Limited ne 22 buvo? 22. 22. Pas mane 22. Čia jie off-roadų įsimetę dvacokus, matai. Jo, bet gražus ratai. Žiauriai gražu. Turim dangtelius, aš galvau, kad nėra. O kiek trūksta? 1, 2. Ai, tai dviejų tik tais ir trūksta. Ir nesulaužytos daiktadėžės. Štai gavo skamba. Išlaužo visus va čia kronšteinus. Jie su šakėm kai kelia. Pagelia su šakėm ir išlaužo 300 euriukų vieną dėžutę. Nu, pabandom. Gal atidarysim? Užlaužta. Varštų ilgumas. Stiklas. Pasižiūrim. Jeigu neužspausta, galim užsikurt. Bet turbūt, kad čia bus užspausta. Jau reikia atitraukti šitą vietą. Tuoj atitraukinėsim. Tuščia. Tuščia, reiškiasi, radiatoriam galas. Ir ABS blokas nustumtas bus šakės blokai. Negalim užsikurti, nes biški prispausęs motoras, tai yra reikalų. Turim tampimo staklės, tuo mes įtempiam ir viskas. Mes jo ir taip neužkursim, Gintai. Jo. Jeigu ABS bloko elektrinė dalis pažeista, tai be ABS bloko neužsiveda mašina. Rimtai? Čia tas yra prikolas, kad neužsikurs mašina, žinai. Stop. Gerai. Na. Pium. Tai aš kėbulinius pats pasidarysiu. Ne, tai gerai, aš suprantu, kad tu pasidarysi, bet į ratą, kad įsiremtų. O ką aš blogai darau? Nes mašina važiuoja ant platformos. Taip, bet aš jau atsitiesinau. Dar va, biškį patrauksiu. Gerai. Čia kas? Dar šiek tiek plaktuko ir viskas. Čia plastikas. Žinai ką, va čia už bamperį. Bamperį išrauk. O, dabar neišslys.
Gerai. Ir va dabar va į kopartą būtų įstatę ir garantuoju 3 štukom daugiau būtų paėmę. Ko aš to? Vien bėdas. O klausyk blok. O gal jisai... Ne, jis veik turėtų tikrai. Jisai bandom kurt. Žinai, kur va čia va kliūda. Į plastiką reikia Plastiką. išimti, tą. Pabandyk suktelk. Na. Ne. Nieko visiškai? Nebus taip, kad... Bet ne, Gintai, jis turėtų bent jau tukon daryti, žinai. Jis dėl ABS bloko greičiausiai mus. Atsinešti įrankius greitai va čia va nusimes šitą viską ir pasikelti viršų. Palauk, Gintai, palauk. Ant daug patogiau bus. Visą šitą va komplektėlį punkšt. Bet tai skyšių daug ištekės. Nėra skyšių. Yra pačioj skyšių tikrai bus. Intensyviai skaitau. Mokinasi. Jis pažįstamų raidžių ieško. Žinai, kas keisčiausia? Nu, randi? Ne. Matosi, amerikiečiai daug turi metalą, nes varžtų ilgis tai. Iš kosminio filmo. Užtraukta, ne? Va, nuim šlangą. Ne, bet va šiti. Bet supranti, kad... Sigi, taip, bet viskas gerai. Kandiškė tai gerai, bet tepalo aušintuvas. Čia tepalas kaip purk. Tai apie ką aš tau ir kalbu, kad jo nereikia nuiminėti. Nuiminėti reikia į vidų ir daryti sujungimą. Tikrai neatrodo, kad čia turėtų būti kažkas tai dėl to. Bet, tipo, jeigu ABS blokas yra... Jo, niekur. Viskas niekur. Va, jau žiūrovai, kurie tave stebi, jau žinos, kad vienu žodžiu. Jo, dodžai, jeigu nulaužtas arba numuštas ABS blokas, mašinos neužkursi. Nežinau, ką padaryti, reikia tik, ta prasme, pakeisti į naują ABS bloką ir tada bandyti tik tai kurt. Iš principo jisai dabar ir neužsikurs. Tai reikia, tam mums reikia gauti ABS bloką, ne? Tai, o mums ABS bloką reikia gauti iš ten, kas turi. Aš tai galvoju, kad čia akuma, žinok. Ta prasme, boosteris, ne, reikia tralą. Ne, bet tai Gintai, jis vis tiek turėtų daryti bent jau tik kažką tai, žinai, o čia dabar jokio gyvybės požymio nėra. Ir, nu da. O čia ir prasideda dabar viskas. Sakei, nu, žinai, ką reikia padaryti? Išsiplaut. Ne, švarus yra, kam plaus. Įsivarom į vidų, nurenkam priekį. Išsivarom į vidų? Nu taip, o ką, įsistumsim, taigi jisai labai lengvai rieda. Aš už Ką, vairo. ne? Tu už vairo? Gerai. Gerai, apsuksiu tralą, pabandysim. Gal užsimesim laidus. Sigitai, nėra noro jo stumdyti. Aš įsivaizduoju, kad nelabai yra didelis noras. Jeigu žinau, su kokią mašiną trauksim. Su Subaru. Aha. A, tai kur čia mes jį patrauksim? Čia nėra kur traukia, jisai nuokalniai ir taip nurėdės. O negali būti, pavyzdžiui, jisai nesikūrė dėl to, kad daužtas. Ne, jie ne tai. Jie nedaužti, va, kaip Grand Caravanas, jie nedaužti nesiveda, o daužti jie vedasi. Jo, su boosteriu tai labai prastai klausyk. Boosterį reikia Jau viskas, jisai pirkti įsikrovė. Mes gerai sungi? Turiu įtarimą, kad taip. O, iš karto čia kažkas jau pradėjo dirbti. Ne. Nieko savo. Gaila net depozitinės. Sėgi, būtų depozitas atsipirkinėtų normaliai. Nu, bet bent jau saloną neužteršia. 99 procentai problemos ABS blokas, nes neprisijungia. Du variantai pasižiūrėti šitas. Dar atidžiai saugiklius, kurio vietoje yra ABS. Nes galbūt ten, žinai, kažkas tai... O jo neužvesim, jeigu nepakeisim. 100%. Jo pririš nereikės iš pradžių, uždėsi, jisai užsikurs, važiuos, ta prasme, paskui gali programinti, ta prasme, jį tik įdėti reikia ir jisai važiuoja. Nu, ta prasme, užsikūrė. Bet jo nemato ir jisai neveikia. 100% esu tikras. Ok, tai dabar reikia greitai susirasti, kas parduoda bloką.
Įsimest. Ir... Taip. Tai taip greitai tai nebus, tai mano pasiūlymas yra paprastai bandom kažkaip tai jį įgabenti į garažą ir ten nurinkinėjai, tai ir prieit pakeisti ir panašiai. O gal laidas, kur tiesiog nukirstas yra? Jaučiasi, ne kad žmogus nėra stumęs ramų. Aš patikėk, aš esu ir Fiat 500 stumdęs. Ir Golfo 3 stumdė. Nu, tu sėsk. Gintai sėsk į vidų, nes į tvorą įvažiuosi. Tu nepastumsi vieną. Pastumsiu. Suk iki galo. Pip, pip, pip. Dar. Jeigu būtų čia žvyrius, būtumėm neįstumę. Kažkur lietėme. Žiūrėk savo pusę. Aha. Mane gerai. Dabar kažkas negerai. Stop. Stop. Čia turi praeiti. Neskubu. Gerai. Tai dabar jau mums reikėjo čia iš greičio. Tai Nu čia tik tai nieko. Čia nusivalys. subraižė bamperį. Man tas bamperis tai dzin. Tai ne sieną tu žiūrėk. Ai, Tu bamperį man subraižė. nusiplaušia. Jisai rudis va čia. Nurudys dabar, bet ką darysi. Opa! Grotelės. O, brangusis kablys. Nulaužtas, taip. Gerai. Du parktronikai. Du parktronikai. Gerai. Čia kaip po tais sandėliukai, žinai, kur pas amerikonus, tai ir čia. Nusipirkom sandėliuką, taip, ką čia turim? Už šitą mes gausim 50. Halogeną antroje rinkoje 50. Nusimsim kapotą, kad truputį šviesos būtų daugiau, nes visiškai nesimato. Reikia nusimti kapotą, radiatorių nusimti ir tada prieisim prie bloko. Pasižiūrėsim, kur skylės. Ir ieškosim bloko kito. Šitas kapotas dėkingas, matai, jisai atsilenkęs. Ranką telpa. Saugiklinė. Sigis peržiūrėjo, ne? Saugiklius. Žinai ką? Ne. Čia šiandien nieko netrūksta. Aš stoviu laukia, kalbusi telefonu ir taip žiūriu, šuk durys, šuk, kapotas, šuk. Galvoju, gerai, dabar tuoj pakils, šuk, bamperis, šuk, radiatoriai. ABS blogas. Nu, Kas? dažyt reikės. Tai jau čia tu. Tas Bet toks. čia va. Va, nu. Va. Sigitas. Aš tas. Ką dažyt, nereikia čia nieko dažyt. Atneš poliravimo mašinėlę. Tai davai greitai reikia išimti šitas ar ABS blokas ir... Ir ką? Nu, žiūrėt kodas ir ieškot naujo. Pirk, va, žiūrėk. Lūpam, viską lūpam, sigi greit, lūpam. Opa, kiek vietos. Kiek turim vietos? Nu, opa, Gintas jau dėjo ir mato, kad... Ką jis mato? Kad jinai sulūžus per pusę bus. Pala, ten nelaužyk. Nelaužau. Ramiai. Dabar jau bus sulūžus. Kodėl? Tai taip čia prasinešėjai. Tu juokauji. Tu prikolinė? Neturiu ką veikti. Imsiu aš savo blokus laužysiu. Sigi. Sveika, žinau. Sveika? Bet supranti, man ir siurblys nesuveikia. Dirba. Kūro dirba. Dirba? Va. Čia ne kūro. Ai, čia slenks. Bet dirba, ne prieš tai? Sakyk, kad dirba. Nu čia ateina maitinimas. Įsimurzinau. Kodo ABS bloko
Ieškom, kad rasti. Tokį patį koną, tokį pačių koną. Gerai, P. P? Nesakei P. Nesakei P, seniai. Nesakei, tikrai. 6, 8, 4, 3, 2, 4, 1, 8, AD. AD. Jo, iš karto rado. 2389 zlotai. Tai labai logiška kaina. O blokas dabar atjungtas yra ABS. Taip. Tai davai gal ir pajungiam dar kartelį. O gal davai dar kartą kompą. Lost Communication ABS Control Module. Nu, normalu, nu. Visos klaidos variklį sėdi tai su ABS-u. Nu, variklio kompe, o pačio ABS bloko neprisijungia. Nu, tai normalu, nu. Tai jeigu neprisijungia prie variklio, prie ABS-o, tai neužkursi mašį. Tik būna pirmas kartas, ne, kai neusiveda kažkas tai. Bet čia ABS blokas kaltas. Nes šitose mašinose, jeigu ABS blokas sugedęs arba sudaužytas ar kažkas, jos neduoda net starterio sukti. Tai radom Kaune ABS bloką, reikia nuvažiuoti, paimti ir įdėti ir aš 90% duodu, ne, 91 duodu procentą, kad jisai užsikurs ir viskas čia bus gerai, net nebejoju aš. Nes ABS blokas yra trūkęs pats korpusas, tai vadinasi arba sulaužyta ten kažkas tai yra viduje ar kažkas, nes jis taip net neturėtų daryti. Nes laidai visi, viskas gražu, o mano manimu tai dėl to, kad jisai trūkęs, plata pati šita mikroschema yra kažkur tai įtrūkus ir jisai neusikūrė. Tai pasikeisim ABS bloką ir duodu galvą nukirs, kad užsives. Aišku, čia drastiškai tai pasakiau, bet taip ir bus. Tai mes važiuojam ABS bloko, nusirenkam priekį ir žiūrėsim. Tai va. Važiuojam Gintai į Kauną, pasimsim ABS bloką. Nauja diena, nauji iššūkiai. Aš kaip ir sakiau, 99 ar kiek ten procentų garantavau, kad ABS blokas bus, tai ABS blokas ir buvo. Realiai dar pakeitėm, ABS bloką atsivežę ir va iš vidinės pusės. Lyg ir nelabai čia buvo toks smūgis didelis. Jisai gavo per dangtelį ir per va šitą va vietą. Taip, ir šitą vietą ir viskas ir trūko. Tai buvau teisus. Davai. Parodom, kad dirba. Parodom, kad buvo kaltas. Kaltas ABS blokas. Nu. Ha! Geras. Neveikia. Kumą reikia eiti. Pabandom. Dar sykį. Antras bandymas. Nieko taip nebus. Čia tas momentas toksai ir būna. Nu, bandyk, parodysim ir neveikia. Trečias dublis. Trečias. Numeris 3. Kūriam. 1, 2, 3. O ką aš sakiau, galėjau duoti ir galvą nukirsti, kad užsives. Pam, pam. Gerai. Pam. Dirba gražiai, labai nekankinam. Akumą numesdinėm. Gerai, akumą nuiminėjom. Eisim panelę, nusiimsim ir vešim. Taip, vešim. Ar begus visus, diržai, panelė. Kas dar? Viskas, tik tai panelė, diržai ir vairas, teisingai. Jo, čia. Lubos viskas. Standart. Eilinis standart. Vairas Sigis vakar nusegė. Nusegiau. O dabar ištraukiam panelę. Ten atsegi visur. Jo. Laidai, niekas, nekliūna. Jo, bet čia rankinėlę laužė. Kokį rankinėlę? Palauk, šitų nenuėmė. Svirties. Ai, šitų, tai dabar uždėjau. Palauk, traukiam per tave. Jo. Į mano pusę. Žiūrėk. Aha. Eik tada tu į šitą Davai. pusę. Čia palaikyk. Eik. Sigis daugiau patirties. Taip, Tegu laidai sudėtingesnė. Tai jau trečia panelė, žinai, jau trečią ardant turėtų. Kaip sviestų patepta. Stok, čia biški dešiniau, taip ranka kairė aukščiau. Napo, ne? Napa. Napa. Tai pala, padėk, aš ateisiu. Gerai, kažkaip.
Tik. Valiau. Varžtai. Čia šitie, kurie neįsitraukia dėl stiklo. Ja. Gerai. Palauk, dabar dar liko diržai išimti, teisingai? Jo. Diržai Tai išsijama. reikia akumą ir važiuoti priekį. Jo, ir važiuosim tiesintis. Bet čia geras, ne? Šitas žiauriai. Džiū nežinojęs, Sigis vakar sako. Žiūrėk, matei, kaip veidrodėlis pasidaro. Hop. Čia tam, kad kai priekaba didelė traukia, kad matytum gale, kas už jos. Sėjame marbegus, diržus, panelę, vairas. Taip, ir Gintai reikia vežti šitą kuo greičiau daryti, nes napo odą aptraukinėja pakankamai ilgai. Procedūra visai kita, bent jau tiek, kiek žinau, kiek man pasakojo, nes kaip paprastai tai kažkaip tai greičiau gaunasi, čia pati technologija, klijavimas, ten lelia ir visa kita sudėtingai. O mes su šituo projektu panelė viskas jau paruošta, nuimta, mašina paruošta, visa nurinkta. Detalės visos yra, ne? Jo detalės yra, šiandien atvažiuoja šitie galai. Jo, jau atvažiavę, gavau žinutę, kad galima atvažiuoti pasimti. Ir kas dar? Vežam pas kėbulį. Po paskutinės serijos sulaukiau labai daug žinučių, kaip ir kokiomis sąlygomis galima gauti tą mano pilką challengerį. Sąlygos yra paprastos. Šiuo metu yra gaminami mano kvapukai su U11 Garage užrašu ir vienam iš jūsų pirkusių padovanosiu savo challengerį. O šiuo metu challengeris yra po kebulinių darbų ir laukia eilės dažykloje. Tai dar ką norėčiau aš iš jūsų visų paprašyti, tai jeigu turit kažkokių tai minčių ar pasiūlymų, kaip jį galima būtų padaryti, kaip pavyzdys, nededam whitebody, ratus juodus, šviesius ar dar kažkokius lipdukus klijuojam, neklijuojam. Jeigu turit kažkokių tai pasiūlymų, tai darom bendrą projektą, kuris atiteks vienam iš jūsų. Ir su savo pasiūlymais rašykite komentaruose ar siųskit nuotraukas, kaip būtų gerai, kad jisai atrodytų ir panašiai. Tai laukiu jūsų komentarų, žinučių ir pasiūlymų. Dar viena diena, dar vienas iššūkis. Atėjo eilė šitam Ramui, Ramas, man jau Ramai. Challengeriai, šitam reikia galinį sparną pakeisti. Reikia tai niekas nesulankstyta, tik tai gale reikia sparną ir duris tas sutvarkyti ant šoną. Tai reikia bandyti dabar užsikurti kažkokiais tai būdais, nes prieš tai priejau myrės reikalas. Tai varom, pasijungsim. Opa! Čia gerai, čia toks vaizdas. Viskas. Visą. Pastovėjęs truputį nemažai. Užgeso. Ui, tu Kibičiuojam. Gerai, bandom kažkaip taip. Kas čia buvo? Ne, gal garsas nieko gero nebuvo. Klia. Pagaliau įvažiavom. Čia bus mūsų talismanas. Pala, bagažinę reikia tai daryti. Įdomu, ką čia rasim. Šlepetė. Malibu. Ką žinau, tai kažkokie, kas čia per. Čia realiai miestas kažkokias tai. Čia kažką statyti galima. Čia vaizduoju kažkaip taip turi dėtis.
Gintai, žaisim va šitą. Žinai, va šitą žaidimą žaisim. Šiandien reikia paruošti mašiną kėbuliniam, paprašė nurinkti visą šoną, nes keisim va šitą. Niekada gyvenime nedariau. Šitos pasidėsim žibintus, kol mašina vyrinsis, tvarkysis, persidarysim, sueuropinsim. Standartiškai ardam saloną. Posparnis reikia dar nuimti. Svarbiausia, kad čia išrinkti reikia viduje šitas panelės, ten tą nuimti, laidus atsekt ir viskas. Ir paskiau taifavą atpjaut ir taifavą atpjaut ir viskas. Surinkom čia viską, salonės irgi, ten dar laidus atkabinti reikia paruošti. Bamperį, kad būtų lengva jam nusiimti. Šitą galima čia palikti, bet jisai voliotųsi, nes realiai keisti tik tai šitą dalį, tai iš ten tai nieko daugiau ir nereikia nuiminėti, net tik skardą keisi. Tai reiškia, čia atsiknėdis, čia atsipjaus ir čia kažką tai darys. Tai kaip ir nereikia daugiau čia nieko. Kas trūksta, gal nusirinks, nesupyks labai. Reikia turbūt nuimti knydės, šitas nuknėdyt, čia jisai trinkštą atsikabins, čia šitas gerai, žibintai reikia dar nusiimti. Gerai, karočią reikia ten nuiminėti, viską dar reikia nuiminėti. Aišku, būtų patogiau pasikelt, nusiimti ratas ir brum. Bet ne, man visą laiką patinka sudėtingiau daryti. Būna mašinas, kai būna mielos tokios, kad ir labai jau sutrankyta būna. Kaip šita, išvis, taip toks per nenori, reikia, ką darys. Atrodo, kad ir tas pats Challengeris turėtų būti, Challengeris, viskas. Ne, būna, nežinau, ar aura kažkokie tai, ar kažkas tai. Bet būna taip, kad nekyla rankos. Tai prie šitos nekyla rankos, bet jau įspaustas esu į kampą, kad reikia paruošti. Bet jausiuosi vakare gerą darbą padaręs. Tai bus paruošta. Šičia atsukau, ten atsukau, tas nuknėdinau, čia išėmiau, iš apačios atsukta, tai viskas dabar pum ir išsijama. Gerai, tai su bamperiu viskas. Čia aprinkom. Šitą blokelį tai nieko tokio. Nusijims. Kas lieka iš vidaus aprinkom. Žinau, dar nuimsim slengstį. Mes įdėsim į čia. Dabar jau viskas. Susirenku daiktus ir važiuoju. Paimsim ratus, pasižiūrėsim, kaip gavosi ramo ratai nudažyti. Iš tikrųjų, kurią buvau pasirinkęs spalvą, po to gulėdamas galvoju, reikėjo gal juodai dažyti, kažkaip pradėjau abejoti. Tai gal dėl to ir bijau nuvažiuoti pasiimti ratų, kad neįsigaščiau spalvos, bet, aš kažkaip vyrais tikiu, jie rimtai viską daro, tai manau, kad tikrai gal ir gerai bus. Pažiūrėk, važiuojam. Atvažiavom į dažyklą pasižiūrėti procesų visų, kaip vyksta viskas. Bet tikrai žiauriai gerai. Jūs visos, nežinau, vaikščiojo per jį turbūt kažkaip. Super, ačiū vyram. Gerai, judam toliau.